Aha, organizmo mityba. Paaiškink sąvokas gamintojai ir vartotojai. Tai gamintojai yra kada gamina, Ką gamina? nu va, kaip maistą, Tai kas tokie pavyzdžiui būtų? kaip, Eik, Luna. kiaulės. Ei, oi, ką? Ne? Ne, ūkininkas. Ne, čia aš šneka apie gamintojai ir vartotojai. Nu tai yra mitybos Morkos? Jo, morkos būtų gamina. Dėl to, kad paima medžiagas iš žemės ir pagamina kitas medžiagas. O vartotojai tai jau tie, kurie suvartoja būtent gamintojus. Tai kaip triušiai. Jo, jie suėda žolę, taip, ir po to jos suėda. Tai jie vartoja ir jos suvartoja. Tai gamintojai gamina medžiagas, energiją ir grynina orą, ar ne? Tai va. Išvardyk maisto medžiagas reikalingas gyviems organizmams. Vanduo ir saulė. Maisto medžiagas. Ir maistas. Nu tai yra į tas medžiagas sąvoka įeina Daržovės. angliavandeniai, baltymai, taip, ir riebalai. Riebalai. Taip, reikia riebalų. Ką? Jo. Nu, apie gyviems organizmams. Čia šnekam ne apie augalus, o apie organizmus. Dieve, mums reikia. Tai mums reikia riebalų, mes per riebalų būtumėm. Tai aš be aliejaus, man buvo jau sunku. Jo? Jo, jau buvo blogai. Jo, nes, kaip vis tiek tas riebalas turi ateiti su maistu. Jeigu nebevartoji riebaus maisto, reiškia, tu turi paimti tą riebalą iš augalų, augalinių pagrindų. O tai gerai, kad aš šutinu sūrį. Nu, ten riebų, tai užtenka. Na gerai. Paaiškink, koks procesas vyksta maistui keliaujant virškinamuoju traktu. Tai eina pro burną, po to į skrandį. Procesas. Ai. Ne kelionė. Tai įeina į burną ir su dantim, taip, ir susmulkini. Tai kas vyksta tada jau? Jau kai susmulkini. Tada seilės pradeda kauptis. Jo, ir ką seilės daro? Dar, kad būtų lengva nuryti. Bet tai žinai, kad jau burnoj maistas pradedamas virškinti. Nu. Taip. Tai va seilės reikalingos kam tada? Kad būtų lengviau virškinti. Taip, ir kad lengviau nuryti, nes labai skauda būtų, ne? Jeigu mums keliautų taip tiesiog sausas maistas. Jo, ir jos, aišku, jeigu sribą valgai, tai tau atrodytų seilių nereik. Bet jau jos kaupiasi seilės ruožė skrandį, kad jau tuoj bus maisto, taip, ir jisai rūgščių daugiau gamina. Man seilės nesikaup, kai neskanus maistas. O, koks tavas maistas? Pasakyk, koks tas neskanus maistas. Nemandagu taip sakyti. Ai, nemandagu pasakyti, kad mano maistas skanus. Daržovės, žuvis, ne? Skanus tai makaronai. Tai puikiai gali. Puikiai. Gerai, nepradėkim čia. Gerai. O taip toliau, kai nukeliauja virškinamųjų traktų iki skrandžio. Tada eina į skrandį, kur ten visas yra tas rūgštis. Ir kuo didesni gabalai maisto, tuo ilgiau užtrunk virškinti.
Tada pagaliau, kai Tai tam, kad suvirškini. sočiau būtumai, reiškia, turėtumai suryt maistą. Tai kai gyvatę Tai praryt, jo. tada jinai būn soti visą savaitę. Nu, O tai kodėl storėjai, sako žmonės, nuo to, Leisk kad man suryt paaiškint. maistą. Leisk man paaiškinti. Nu, Taip. Todėl ir sako, kai labai greitai valgai, tada labiau sustorėji, negu kad kiek valgai. jo, nu tai prikišai į skrandį, neskramtęs ir turėtumai jį sustoti. Jo. Pririjai. Ir viskas, nu surijai tą vieną žalią bulvę. Dideliais garsais. Nu. Tai faktiškai turėtum būti sotas visą dieną. Geras, ane? Ar taip norytum? Nežinau. Reiktų sublenderiuoti. Bet vėl negerai, vėl praeit per greitai per skrandį. Nu. Nu. Nu gerai, šašlą paėmė ir sukištai taip, Kas tai? šašlyką. A. Šašlyko gabalus. Nei sumalta gryna mėsa. Nu. Nu, tai turėtum būti sotus porai dienų. Porą dienų. Nu. Gal dieną maksimum. Nu, bet vis tiek, va, sakykim, nu, tai surijai 4 gabalus, nieka daugiau ir būni. Sotus, gražus, plons. Ne, negražus. Neplonas. Ne, nu, tai vat būtent, kad suryjus dideliais kąsniais, kas tada daros mūsų organizmui? Sunkiau virškin. Riebalai ten labiau kaupias greičiau ir sustorėjai. Nu, aš suprantu, kad medžiagos turi būti geriau įsisavinamas. Nu, kuo geriau mes jas praminkštinam, tuo geriau jos išsivaikšto po visą organizmą. Ta prasme, praminkštinam su dantukais. Ne? Jo. Tai va, ir visą, ko nereik, organizmas išpučia lauk. Kaip sakant. Ne? Į tūliką. Ja, tiesiogiai sakant, nu, taip. Nu, bet kas atsitinka su tais dideliais gabalais? Kodėl mūsų organizmas, kai mes nesukrantam, jos kažkodėl sako, o, man čia gabals kaip nukrita, tai aš galiu jį įsidėti savo į šoniuką. Ir riebalų sekcija. Nu, kodėl? Kaip? Aš irgi nežinau. Ne, kaip Nu, paaiškink. Nu, kad va, sakoma, ne, kad žmogus, kuris nepakankamai sukramto maistą, jisai linkęs daugiau kaupti. Na, viską. Nu, storėti. Bet kodėl tas visas atsitinka? Nes greitai valgai. Na, jo. Ir tam viskas paaiškinama. Ilgiau virškin, tai tada ne taip greitai nueini į tūliką. Nu, bet skrandis turėtų būti ilgiau pilnas ir tu tada ilgiau nevalgai. Ne. Jo, šiaip ilgiau neini į tūliką, taip, teisingai. Nu, Nu, kodėl kiti viską daro, kad eitų į tūliką greičiau. nu jo, Nu, viską tai pavyzdžiui, ką? vaistai, arbata. Jo? Jo. Ai, tu čia prisižiūrėjai jo, ne? Ką daryt, kad kuo geriau ten, Ne. ne? Ne. Na gerai. Paaiškink, kaip genda dantys. Dėl ko genda dantys? Nes eini pas dantistą per anksti.
Ar žinojai, au, ar Kaip žinojai saldžiai tą, buvo. va šitą informaciją ne visi žino, ne? Kad yra teisingai, yra dantis, kai gauna per daug netinkamo maisto, tai emalis būna pažeidžiamas, ar ne? Sakykime, pajuoduoja. Bet emalis, jisai gali atsistatyti. Tas emalis, jeigu būna dėmė tik paviršutiniška, jinai nieko tokio. Jeigu tu nustojai savo kenkti ir valgai gerą maistą. Bet jeigu nuėjai pas dantistą, jisai paims, išims, o ką padarys, tavo emalį, va čia va, matai kiek yra emalio, ar ne? Jisai paims ir išims va tavą ir daeis iki čia. Viskas. Jo emalis pažeistas, įeita giliau ir dantis nebeužsigydys. Taip, visi sako, kad dantis negali užsigydyti. Emalis gali. Aš kai tavęs Lunas laukiaus, man buvo visi apatiniai dantis su pažeistu emaliu. Tiesiog, vat, nes seilės. Šiaip tai seilės kenkia stresas, ne? Pirmas faktorius, nuo ko genda dantis. Ir seilės pasikeičia jų tą šarminę būseną, jos pačios tampa rūgščios. Ir dėl to, vat, man palei pat dantenas buvo pažeista visas emalis. Tai aš pasižiūrėjau, jau buvau užsigandus, jo, ir po to, po metų vėl pasižiūrėjau, wow, nieko, viskas užsigydė. Dar ir čia va biškį liko, žiūrėk. O čia viskas gerai. Matai? O čia, matomai, ta dalis yra daugiau prie seilių ir vis tiek dar, nepakankamai užsigydė. Bet ką aš noriu pasakyti? Turi žinot, kada eit pas dantistą. Jeigu tau neskauda, aš sakyčiau, pirmoje vietoje, palauk, pakentiek mėnesį. Nes būna nervai, ar ne? Nervų odegėlės vadinamos. Jos streso pagrindu vėl kažkas sunervino ir galvoju, va, jau man skauda dantį. O kartais tiesiog nervai užėjo, praėjo tas laikotarpis, nusiraminai ir vėl viskas gerai. Vadinasi, dantims viskas gerai. Tik tais nervai, jie viduj suskaudo, nes kažkas tai, tave iš išorės sudirgino. Todėl pirmoje vietoje turi sekti savo organizmą. Aišku, nevalgyti visokių nesąmonių, nes tas irgi daug priduoda. Tau gerai, kad tu nuo saldumą pereini į sūrumą ir aštrumą. Tai tas irgi labai padeda. Ar ne? Taip, bet sūrus irgi negerai. Per sūrus yra negerai kraujui. O dantim tai jo, tada yra rūgštis pirmoje vietoje. Tai va, rūgštis, kurios nenatūraliai gaminas. Rūgštis, citrinos rūgštis, pavyzdžiui, dantim netgi gerai yra. Jo? Jo, jos tvirtina emalį. Bet tik, kai kažką suvalgo labai rūgštį, tai tada jaučiasi kaip susitraukia kaulai. Susitraukia, bet praeina ir po to, jeigu... Skaud. Bet ne dantis skaud, o taip sutrauk žaptus. Ne? Kažkur va, čia. Ne, čia ne dantis, čia kaulai. Tai čia ir yra rūgštumo reakcija, Gerai. Tai va, tai čia rodo, kad reikia valytis tarpudančius. Viskas gerai, jeigu lenda, bet tas valymasis vieną dieną privestų prie to, kad tu neišsivalysi. Ir tada ten prilys dar daugiau apmušų. Tada eisi pas dantistą pagalbos prašyti. Nes va čia vakaini, tos dantenos pabiškijos vis eina žemyn, nes su to šniūru nepraeisi kiaurai. Ir tada atsidengia va tavo dalis. Jo. Čia nėra natūralu, kad mes su šniūriais eitumėm per tos dantis. Pirmoje vietoje, dėl ko aš tau duodu kiekvieną vakarą suvalgyti obuolį. Kad tu paimi ir natūraliai išsikrapštai, kasdama
ir tiesiog, čia mano yra užsitikrinimas, kad tu pabaigai valyt dantis. Jo? Gerai, toliau.